Geriausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis per paskutinius metus įspūdingai šoktelėjo pasaulio reitinge. Dar praėjusių metų rugpjūtį jis buvo 535, dabar 133. Šuolis daugiau nei per 400 pozicijų. Tačiau tuo apsiriboti šiais metais tenisininkas neketina. Smagiausia tai, žinoma, būtų patekti į 100. Čia būtų kaip ir metų užduotis gal šių, nes praeitais metais neblogai užbaigėm metus ir per šį pusmetį netgi pavyko gana daug taškų pririnkti. Ir po truputį artėjom link 100 ir nebetiek jau daug trūksta. Berankis patenkintas ne tik kylančia kreive geriausių pasaulio tenisininkų sąraše, bet ir vis gerėjančių žaidimu. Taip, tikrai esu. Ir tikrai gal ne tiek, kiek techninė pusė kyla tas lygis, bet kiek mąstymas aikštelėje truputį pasikeitęs ir jau nebėra tokių labai nereikalingų klaidų svarbiais momentais, kaip gal praeitais ir užpraeitais metais būdavo, ir geriau pavyksta išlaikyti koncentraciją ir visą tą stabilumą mačo eigoje, ir tas tikrai padaro didžiulį skirtumą ir tą tikrai dabar kažkaip tai gerai jaučiu ir tikiuosi ir pavyks dar tai jausti. Ričardui Berankiui labiausiai patinka žaisti žolės kortuose. Apie tai byloja ir šių metų statistika. 9 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Pralaimėjimas Wimbledone elito atstovui Felicianui Lopesui. Turbūt, kad žolė labai patinka. Ir šiemet jau antrą kartą įsitikinau. Pirmą kartą tai buvo 2007 metais, kai teko jaunių žaisti, taipogi ant žolės tai buvo pirmas kartas ir tada irgi puikiai formai buvome ir pavyko pusfinalį Wimbledone sužaisti. Ir šiemet pirmas laimėtas challengeris, taipogi ant žolės, antrą kartą gyvenime užlipęs ant žolės, bet tikrai labai gerai jaučiuosi ir pačiame Wimbledone pavyko gerai sužaisti. Tai sakyčiau, kad žolė turbūt labiausiai patinka, toliau eina hardas, gruntas jau sunkiau trupučiuką, daug bėgti reikia. Teniso specialistai ir aukšto lygio varžovai, su kuriais Berankiui teko susitikti, pabrėžia lietuvio universalumą. Jie teigia, kad Berankis savo arsenale neturi silpnų vietų. Pats tenisininkas stabiliausių vadina smūgį iš kairės. Turbūt, kad iš kairės visą laiką mano smūgis toks daugmaž stabilus būna. Iš dešinės būna taip, kad arba labai kartais gerai, arba nelabai gerai, bet kairinis tai visada būna stabilus ir aš jau visada galiu pasitikėti būtent apvedimuose, kai puolu iš oro ir tokiuose sunkesniuose momentuose, tai kairinis visada stabiliausias būna. O kaip sakoma, up and down, tai iš dešinės būna dažniau trupučiuką, bet dešinis vis tiek mano yra turbūt vienas pagrindinių smūgių. Sunkiomis mačo akimirkomis Ričardui Berankiui papildomų psichologinių jėgų suteikia smūgis tenise vadinamas vineriu, kai varžovas neatmuša kamuolio. Žinoma, tikrai, kai sumuši ir matai, kai vineris eina ir tiesiog turi sekundės dalį kažkokią taip kaip pakimba ir tu matai tik tai kamuolį lekiantį tiesiai į liniją ar dar kur nors, tai tikrai smagus, geras, malonus jausmas būna toks, žinot, sunku ir paaiškinti. Ričardas Berankis labiausiai prisidėjo ir prie Lietuvos rinktinės pergalių Deviso taurės varžybose. Rugsėjį lietuviai dėl teisę žaisti pirmoje Deviso taurės grupėje kovos su slovėnais, kuriems pernai pralaimėjo sausu rezultatu 0-5. Tenisininkas nesiryžta prognozuoti akistatos su slovėnais baigties. Sunku čia ką darbę pasakyti, žinot, kaip kamuoliukas apvalus čia ir galime ir pralošti 5-0 ir išlošti 5-0 ir tikrai matysim, kaip bus šansų, aišku, yra išlošti visada, dabar Laurynas labai geroj formai, tikiuosi man pavyks irgi gerai sužaisti ir tikėkime gal pavyktų laimėti šį kartą ir nebus 0-5 kaip praeitais metais. Su vis gerėjančiu Ričardo Berankio žaidimu Lietuvoje sparčiai populiarėja ir dėmesys tenisui. Televizijos reiškia susidomėjimą transliacijomis, 10 000 skaito naujienas internete. Vis daugiau atsiranda tinklapių skirtų vien tenisui, išleistas ir specialus žurnalas. Vis daugiau dėmesio sulaukia ir pats Ričardas Berankis, tačiau šis stengiasi atsiriboti nuo dalykų, kurie trukdo tobulėti. Kažkaip gal nesistengiu apie tai per daug galvoti, nes tas tikrai žinau, kad man nepadėtų ir kai vadinama yra tokia kaip žvaigždžių liga ir jos tikrai labai nenoriu turėti ir tikiuosi dabar jos neturiu ir tikrai apie tai stengiuosi negalvoti ir stengiuosi būti savimi. Ričardą Berankį jau 11 metų treniruoja Remigijus Balžekas. Tenisininkas ir treneris per tą laiką tapo labai artimi ir pasirengė eiti iki pat pabaigos. Tai pagrindinis tikslas jausti malonumą iš to, ką darome. Tai būtų mūsų pagrindinis tikslas ir tik tuomet, aš manau, gali sektis, kai jauti malonumą dirbant su žmogumi ir darant kažką tai su juo. O santykiai tarp mūsų tai tikrai yra puikus jau kaip šeimos, kaip draugų ir tikrai aš tikiuosi manęs nepaliks ir aš niekada Remigijaus nepaliksiu, tai geresnių santykių sunku ir be paieškoti būtų. Geriausias Lietuvos tenisininkas atskleidė ir savo svajonę
Ričardo Berankio tikslas patekti į elitą tarp 10 geriausių pasaulio tenisininkų. Žinoma, 10-ukė tai būtų kažkas nerealaus. Čia kiekvieno tenisininko svajonė yra 10-ukas, 5-ukas, o tokie dalykai. O kaip bus, tai nieks nežino. Taip, bet tai yra tavo tikslas. Žinoma. Tai yra tavo tikslas. Tai yra mano visiškas tikslas, taip. Būti kuo geresniu ir tikiuosi gal pavyks. Ričardas Berankis pasaulio reitinge kol kas nepatenka į pirmą 100-uką, tačiau tarp tenisininkų iki 20 metų Ričardas Berankis antras pasaulyje.